Platelių gimnaziją yra baigę daug nuostabių ir gabių žmonių, todėl norime jums parodyti jų profesijų istorijas. Šiandien mūsų laidoje susipažinsite su mokytojo profesija. Lankome mūsų mokyklos trečiokų mokytoją Vitaliją Lukavičienę. Kaip buvote maža mergaitė? Kada buvau maža, labiausiai svajojau padėti visiems. Tai norėjau būti medicinos darbuotoja, sestere. Paskui, kada svajonė truputį išblėso, norėjau būti policininkė. Irgi visiems padėti. O paskui gavosi taip, kad tapau mokytoja. O kas jūs būtent paskatino tapti mokytoja? Tai va ta svajonė visiems padėti. Ir mažam, ir silpnam, gal daugiau mažam, silpnam. O kokių, manot, savybių reikia turėti mokytojui? Aš galvoju, kad seniau mokytojas turėjo būti labai daug žinantis, geras, suprantantis. Šiais laikais galvoju, kad mokytojas turi būti truputėlį kitoks. Prisideda žodis šiuolaikiškas. Šiuolaikiškumo reikia, supratimo. Eiti kartu su mokiniu, koja koja. Aš taip galvoju. Tai reiškia, jūs pritarėte teiginiui, kad mokytojas turi būti savo mokiniams ne tik mokytojas, bet ir draugas. Ir draugas, ir mokytojas, ir pagalbininkas, ir aš tiesiog nežinau, visko jisai turi būti. Šeimos žmogus turi būti. Kas jums labiausiai patiko studijuojant pedagogiką? Jo, buvo labai daug dalykų, kurie man patiko. Pirmiausia, turbūt patiko psichologija, kada galima žmogų matyti labai giliai ir galvoti, kaip jam padėti. Po to buvo labai įdomus dalykas laivo vedyba, išvesti laivus į jūrą. Mokėmės rišti mazgus, strateguoti, man labai tas patiko, labai patiko. Pritaikot gyvenimą? Yra dalykų, kuriuos galima pritaikyti. Psichologija, laivo vedyba, tai galiu sakyti, man patiko todėl, kad tikrai ten buvo gyvenimiškos patirties, vos ne skautų organizacija. Įdomu. Ir tikrai nereikia bijoti, jeigu dauguma sako, ai, man gyvenime šito nereikės. Žinokit, visko reikės. Visko. Dabar atrodo, kad Lietuvos jaunimas yra motyvuotas tik vaikytis didelių pinigų. Ir dažnai pasirenka lengviausią kelią, net nieko nestudijuoti ir išvykia į užsienį. Ir ką galite patarti jaunimui, kad save motyvuotų mokyti, siekti savo svajonių tikslų? Visų pirmiausia, aš galvoju, kad reikia turėti tikslą. Jeigu tikslas yra pinigai, tai prašau, jo siekti. Bet jeigu tikslas yra pasiekti daugiau negu pinigai, nes pinigai kažkada baigsis. Jeigu mes turėsim platesnę svajonę, tai be pinigų mes mokėsim irgi svajonę. Aš visą laiką sakau, kad tikslas yra toks keliamas, kada tu gali padaryti daug ką, neturėdamas pinigų. Va tada esi genijus. Bet jeigu darai viską su pinigais, tada praktiškai tu nieko nėra. Absoliučiai nieko. Tai aš taip galvoju. Sutinku su jumis. Net iš savo jaunatviškos patirties. Ir dar paskutinis klausimas. Visiems būna niūrių rytų. Ką jūs darot tokiais rytais? Kaip įlečia save išlipti iš lovos ir būti laimingai? Jeigu yra darbo dienos, tai aš visą laiką galvoju, kur tai mano vakadienis? Greta keltis, greta atrakinti, bėgti darbą. Iš tikrųjų, atsakomybė. Visų pirmiausia, išsikeliam tikslą, bet aš taip darau, kad atsakomybė yra. Atsakomybė už šeimą, už vaikus, už darbą. Visų pirmiausia yra atsakomybė. O oras čia ne prie ko turėtų būti. Oras tai yra priedas, kada nori pasiteisinti, kad tau yra blogai. O jeigu turėsit kortelę atsakomybę čia širdį, tai viskas tvarkoja. Nebus blogo oro ir nebus blogo ryto. Ačiū Jums už pokalbį.